Sveikas ar pasveika. Štai netyčia mes ir susitikome. Netyčia pamatėjai, atrodo, šį vaizdo įrašą ir galvoji, tai ženklas ar kažkas tokio. Nieko nebūna šiaip sau. Tai yra ne šiaip sau, tu pamatėjai šį vaizdo įrašą. Tai yra tam, kad tu suprastum, jog esi pasirengęs arba pasirengusi eiti toliau, nei iki šiol keliavai. Pagal Joe Dispenza tai yra gyvenime atsitiktinumų nebūna. Ir jo mokymų įkvėpta padariau šį vaizdo įrašą. Jeigu šiandieną tu jauti nerimą, sunkumą, nepasitikėjimą savimi, nepasitikėjimą pačiu gyvenimu, lyg tu viską darai teisingai, stengiasi pasikeisti, stengiasi, kad viskas pasikeistų ir niekas nesikeičia, tai yra todėl, kad atrodo daug žinių, daug mokymų, daug visko, kas vestų tave į priekį, bet tavo gyvenimas visiškai nesikeičia. Ir ką tu tada darai? Tu tada pasiduodi. Tu tada susitaikai su tuo, kas yra ir net nebebandai keistis. Šis video bus apie mažą praktiką, kurios dėka labai daug žmonių pakeitė savo gyvenimą. Esu prakonsultavusi daugiau kaip 2000 žmonių. Ir tie, kurie darė šią praktiką, visi drąsiai pasakė, taip man pavyko, mano gyvenimas pradėjo keistis. Apie šią praktiką vien todėl, kad jeigu tu jauti nerimą, tavo vidinė vibracija yra susieta būtent su baime, su abejonėmis, su nepasitikėjimu, su viduje pas tave kyla ištisai negatyvios mintis. Tai kaipgi tau atrasti naują kelią. Tu žinių kaip ir turi, tu viską kaip ir darai, viską absoliučiai. Bet niekas nevyksta tik todėl, kad tavo viduje nėra tos vibracijos, kuri reikalinga, kad tavo gyvenimas pasisuktų į kitą pusę. Ir dažnai žmonės pasako taip, aš lyg užburtam rate, aš einu kasdieną vis tas pats ir tas pats, atrodo pritaikiau dienos metu žinias, tą padariau, bet niekas absoliučiai nesikeičia. Drąsiai galiu pasakyti, jeigu darysi šią paprastą praktiką, apie kurią papasakosiu tuoj pat, tavo gyvenime pradės keistis. Bet ją turėsi daryti, pažadėk dabar, garsiai, svarbiausia garsiai, 3 mėnesius. Garsiai pasakyk, taip aš pasižadu išgirstą praktiką daryti 3 mėnesius. Ir jeigu po 3 mėnesių tau tikrai niekas nepasikeis, visiškai niekas, tada parašyk man į Facebooką. Aš tikrai pasakysiu, kodėl nepasikeitė. Aš asmeniškai ją prabandžiau pati ir tai labai stipriai pakeitė mano gyvenimą. Ar aš galiu pasakyti, kad pasikeitė viskas per 1 minutę? Tikrai ne. Ir aš dabar vėl šiandieną pradėsiu vėl dar kartą ją taikyti. Tiesiog dėl savęs. Ne dėl kitų, dėl to, kad mano gyvenimas įgautų dar naujesnį pagreitį ir dar viskas kitaip susidėliotų. Tai kodėlgi tu atidėlioji? Jeigu tu šiandieną vis mini tas pačias mintis apie skausmą, apie praeitį, jos ir kuria tą patį skausmą ir praeities energijos emocijas. Tai reiškia, jei tau nesisekė, tau turi toliau nesisekti. Jei tau buvo santykiai prasti, tau jie ir turi būti prasti, nes tavo energija, vidinė energija yra būtent apie tai. Tas, kas nesisekė, turi nesisekti, tas, kas ir tu tą patį per tą patį pakartoji. Taigi, parašykite komentaruose po šituo vaizdeliu, ar pasirengę. Jeigu pasakei, kad taip, aš pasirengusi, parašyk.
paspauskite patiktuką, kad daugiau žmonių pamatytų šį vaizdo įrašą. Galbūt šalia tavęs yra kaimynė, kaimynas ar draugė, ar net visiškai nepažįstamas žmogus iš kito pasaulio kampelio, kuriam būtent reikia pamatyti šį video, taip kaip tu pamatėjai jį. Ir nes mūsų smegenys tai yra instrumentas, o ne šeimininkas. Ir jeigu mes šito nesuprantame, mes galvojame, kad aplinkybės kuria mūsų gyvenimą. Ir praktika. Ji yra labai labai paprasta. Tačiau, koksgi iki šiol buvo tavo rytas? Ar galėtum papasakoti man 5 rytus iš eilės, ką tu darei atsibudęs arba atsibudusi? Pirmiausia, tikriausiai atsikeli iš karto į tualetą ir iš karto ten rutina, daugelis dar paima telefoną į rankas arba įjungia radiją arba televizorių. Ir taip, ką mes darome, mes tuo momentu šventų laiku, ryto laikas yra šventas. Patarimas. Pirmas patarimas prieš pradedant praktiką. Pusei valandos anksčiau įsistatyti žadintuvą. Nuskambėjus žadintuvui, ne iš karto atsikelti. Tiesiog net neatsimerkti, nuspausti žadintuvą užmerktomis akimis. Ir tą minutę, kai jūs nuspaudžiate žadintuvą, o galbūt jau esate tiek įgudę ir atsibundate patys nustatytų laiku, tą pačią minutę, tai yra 3 minutės po pabudimo. Tau gyvenime 3 mėnesius reikės 3 minučių ryto. 3 minučių. Tu turi, būdamas užsimerkęs, pradėti dėkoti. Stebėti kvėpavimą, įkvepi, giliai per nosį, iškvepi per burną, neatsimerkdamas ir dar kartelį įkvėpdamas pradedi dėkoti. Dėkoju už tai, kad galiu kvėpuoti. Dėkoju už kūną ir jausk visą savo kūną. Ir pradėk dėkoti už viską, ką tu šiandieną turi. Dėkingumo jausmas šaltiniui, tai yra visatai, kuri tau duoda visą tai, ką tu iki šiol gyvenime susikūrei, yra pati didžiausia piniginė mainų energija. Kada tu kvėpuodamas sąmoningai įkvėpi per nosį ir giliai įkvėpi taip iki pilvo, kad jaustum oro patekimą ir išpūti per burną ir tuo pat metu 3 minutės dėkoji iš eilės už viską, kas tik lenda į galvą, už viską, ką tu turi šiandieną, už viską absoliučiai, neatsimerkdamas, užkraudamas save būtent šią nuostabę dėkingumo praktiką. Ir dar pažymėsiu, dėkoti reikia būtent tiems, kurie pasakys, nėra už ką dėkoti. Ypatingai tada reikia tiesiog kartoti žodį dėkoju mintyse. Įkvepiu, dėkoju, kad įkvėpiau. Iškvepiu, dėkoju, kad iškvėpiau. Įkvepiu, dėkoju, kad įkvėpiau. Iškvepiu, dėkoju, kad iškvėpiau. Ir būtent tiems žmonėms reikia ypatingai daryti šią praktiką, nes jiems pakeisti savo gyvenimą prireiks laiko. Tu tada, darydamas praktiką, nelauki, kol energijos kažkokios tave sukurs. Tai yra Facebook'o energija, bet kurio internetinio puslapio energija, jį tave įeina ir kuria tavo tą dieną. Kažką pamatei ir tu neturi to daikto ir tu jo nori. Ir susikuria nepritekliaus energija. Ir va tai ir yra esmė. Kurk savo energiją, kurk savo vibraciją. Sukūrę savo vibraciją, tu galėsi drąsiai pasakyti, aš einu visiškai naujų kelių, bet tai turi padaryti bent 3 mėnesius kiekvieną rytą. Tai reiškia, tu turėsi 3 minutes dienoje sąmoningai kvėpuoti. Su tavimi lygė, skaičių magija, spauskite patiktukus, prenumeruokite kanaliuką
ir mes keliausime naujų pažinimo sąmoningumo keliu.